Russia, Putin's propaganda machine is operating at full speed. Russians are adopting the Z as a symbol of national pride. Rusijos propagandistai ieško būdų, kaip pateisinti Ukrainoje pradėtą karą ir vienas iš jų meluoti visuomeniai, kad Ukraina pralaimi. Tačiau oficiali statistika ir naujienos iš fronto prieštarauja šiems teiginiams. Ruskiai karabiai! Šiuo naratyvu siekiama 3 pagrindinių tikslų. Pirma, palaikyti visuomenės paramą karui. Antra, nuslėpti didelius Rusijos pajėgų patirtus nuostolius. Trečia, pakenkti pasaulyje vyraujančiam suvokimui apie Ukrainos atsparumą. Ukrainos pajėgos ne tik sėkmingai atrėmė pradinį puolimą, bet ir sugebėjo išlaisvinti didelę dalį savo teritorijų, kurias iš pradžių kontroliavo Rusija. Šis nepaprastas pasipriešinimas veiksmingai pakirto Kremliaus naratyvą apie greitą ir pergalingą specialiąją karinę operaciją. Boom! The tank is destroyed. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ukrainos gynybos ministerijos duomenimis per daugiau nei 500 karo dienų Rusijos kariuomenė jau patyrė daugiau aukų nei per 2 Čečėnijos karus, kurie truko 4 metus, ir daugiau nei sovietų kariuomenė prarado per 9 metus trukusį karą Afganistane. Rusija taip pat patyrė didelių nuostolių dėl įrangos, kurios sunaikinta beveik 10 000 vienetų. Tačiau šie pralaimėjimai kruopščiai slepiami prokremliškoje žiniasklaidoje, kuris selektyviai akcentuoja tam tikras istorijas, kad sukurtų klaidinantį įspūdį. Tačiau iki 2022 lapkričio Ukraina susigrąžino daugiau nei pusę Rusijos užgrobtos teritorijos. Ir net tose srityse, kurios vis dar yra iš dalies okupuotos Rusijos, jos kontrolė pamažu mažėja. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasidalinti savo mintimis komentarų sekcijoje ir sekite mus socialiniuose tinkluose.